Tikriausiai ir jūs esat girdėję tokį pasakymą, kad gravelis yra dabar mada. Ne mada. Turiu aš teoriją. Anksčiau, iki taip 2010 metų, plius minus, cross country dviračiai skaitėsi universaliausias dviratis ir galima buvo su juo važiuoti kur nori, kaip nori ir kada nori. 2012 ar 2011, kada ten 29 atsirado naineriai. Ir nuo to momento pradėjo keistis geometrija dviračių. Pirmieji naineriai tokie buvo pagal 26 ratų dydį sukonstruoti, bet pradėjo ilgėti bazės, cross country disciplina pradėjo agresyvėti, sudėtingėti. Sudėtingos trasos atsirado. Dabar, jeigu varžybas cross country pasižiūrėt, tai jos aš nežiūriu sporto, bet tiek, kiek mačiau, skiriasi, kas buvo prieš 10 metų, prieš 20 metų ir dabar. Dabartiniai cross country dviračiai yra smailiu kampu, prailgintom bazėm. Dar tokie atsirado pilnos pakabos cross country, down country dviračiai. Ir visi šitie pakeitimai geometriniai, jie neišėjo į gerą, į tą universalumą. Tai tuo momentu susiformavo tokia kaip niša, tuščia ertmė naujam dviračiui. Gravelis iš esmės jisai buvo ir anksčiau šiokių tokių miksinių pavadinimų, touringas, bet touringą palikim ramybėj, tai tikrai ne tas atvejis. Dar ciklokrosai. Ciklokrosai komforto atžvilgių tikrai nėra patys geriausi variantai, tai yra labiau varžyboms. Ciklokrosas irgi yra disciplina. Taigi, pasikeitus cross country disciplinai, ciklokrosas jau buvo, atsirado tarpas ir šovė gravelis. Jeigu pasižiūrėsim geometrijas, tai gravelis šiuolaikinis ir yra senojo cross country geometrija. Su šiokiais tokiais nukrypimais, bet iš esmės gravelis nėra mada. Jisai tiesiog pakeitė senąjį cross country. Pasiginčykit su manim. Parašykit būtinai komentarą, ką jūs apie tai galvojat. Galbūt jūs turit netgi kažkokių pavyzdžių prieštaraujančių mano idėjai. Aš nesakau, kad aš teisus. Va tokia teorija.